Sveiki visi, su jumis šiandien Go for Vape ir mes kaip visą laiką su jumis sveikinusi, bet šiandien, kaip matote, ant stalo stovi kažkas tokio gero, ypatingo, neįtikėtino, tai yra Zephyras Bajudė, bet šiandien apžiūrėsime mes ne patį kaitiklį, o ką galime padaryti jam iš vidaus, ta prasme, bus jam kaip maža tokia operacija. Tai ta prasme jau mano kanale matėte, arba gal norite dar pažiūrėti dar kartelę, arba iš naujo, arba kas dar nematė, galite pažiūrėti, jau yra apžvalga štai šito stebukliuko. O šiandien mes padarysime jam coilus ir padarysime coilus, pavyzdžiui jums kaip reikia suvykinti. Man atrodo yra sunkiausia šitam viskam. Tai ką tada artėjom prie mūsų Zephyro. Tai kągi, štai pati yra mūsų dėžutė, kuri atsidaro štai tokiu būdu ir kaip matome, čia yra stiklas. O čia yra štai toks dalykas, kurį mes šiandien skirsim dėmesį būtent jam. Apžiūrėsime kaip kas. Ir kągi, šitą galima patėti šon, nes nereikalinga, nes čia nėra reversas, čia yra pamoka, rubrika How to. Ir kągi, štai yra mūsų perrinkamoji bazė. Štai taip gražiai atsisuka. Ir štai mes matome mūsų postus, kur mes šiandien kišime mūsų vielą. Kągi matome ant stalo visi įrankiai, kurie mums šiandien bus labai reikalingi. Tai visų pirma, japoniška vata, 0,5 kantal viela, vienas iš šitų 3 atsuktuvėlių ir štai tokios žnyplės, ar kas čia, ar žirklės, kad naudosime, kad atkirtų mūsų vielą. Tai ką tada iškart prieikime prie pat to coilo sukimo. Tai va, laikau rankoje mano vielą 0,5 mm. Gerai, reikėtų mums paimti, jeigu žiūrint iš čia, tai du ratukus atpinti ir va štai tiek mums jos reikia. Štai tokio ilgio. Toliau paimame mūsų štai šitą aparatą ir štai čia maždaug atkerpame. Viskas. Ne viskas, va dabar tikrai viskas. Ok, toliau reikia sulenkti šitą viską per pusę. Nepagalkit blogai, tai nebus paralelinis bildas, tai bus spaced bildas. Štai. Dabar galime štai šitoj vietoj sulenkti per pusę. Štai čia. Ok, kai mes turime sulenktą, reikia tiesiog išlyginti, kad nebūtų štai tokių dalykų. Tiesiog išlyginam rankiniu būdu. Kuo tiesiau, to geriau. Štai maždaug taip turi gautis. Kągi, atėjo laikas ištraukti mano vieną atsuktuvėlį ir štai šitą vielą dabar galima pagaliau apsukti ant jo. Kągi, darome tiesiog paralelinį coilą dabar. Toliau paaiškinsiu, kaip viskas toliau. Ok, tikiuosi štai, paimam taip ir pradedam jį sukti. Mūsų viela turi eiti kuo arčiau viena kitos. Ir darome 7 vrapsus. Gerai, štai paskutinis. Viskas, 7 vrapsai padaryti. Bet štai taip atrodo čia viskas maždaug. Kągi, viskas 7 vrapsai padaryti. Kaip matome, čia yra štai taip biški užsipinusi. Gal pas jūs bus taip pat, gal pas jūs pavyko gražiau. Tiesiog prilaikant štai šitą mūsų gerą pusę atlenkiame, kad to nebūtų, nes mums to tikrai nereikia. Ir kągi, štai mūsų pats coilas štai toks išėjęs. Gal nuimsiu, štai taip jis atrodo maždaug. Ok, dabar svarbiausia dalis, ką reikia padaryti. Tai ką darome toliau? Kaip matome, turime vieną tokį galą, kitą tokį iš 2. Kuris tos yra sujungtas, jį tiesiog reikia apkirpti. Kaip matome, štai jis čia yra. Ir štai tokiu būdu mes jį apkarpame. Kaip matote, čia 2 galiukai ir čia 2 galiukai. Toliau, ką reikia padaryti, tiesiog vieną iš šitų laidų, iš tų vielos laidų laikyti, ne? Štai tokiu būdu laikome, o kitą surandame, pradedame išsukinėti. Štai laikome vieną ir šitą tiesiog aplinkui vedame. Štai laikome vieną ir šitą aplinkui. Štai čia maždaug taip ir išeina. Štai. Ir kaip matome, gavosi 2 labai gražus coilai. Štai dabar gerai matote.
ir jų mums prireiks šiandienos bildui. Kągi, atėjo laikas mūsų pačiai RBA bazei. Štai, jie atrodo štai tokiu būdu. Gerai, toliau mums reikia atsukti štai šitus varžtus. Kažkaip kamera nelabai gerai sufokusuoja. Štai, taip mes juos atsukame. Gerai, kada pas jūs yra visi varžtai atsukti, galime pradėti talpinti mūsų gražius koilus. Kuo daugiau pas jūs čia bus iki galo atsisukta, to jums lengviau bus viską tai įkišti. Toliau ant stalo pas mus guli štai šitie mūsų du koilai, vienas čia nuskrido štai čia. Kągi, pradedame kišti vieną į antrą postą iš kairės, štai čia taip, o kitą į pirmą postą iš dešinės. Kaip matome, štai viskas labai gražiai tilpo, štai taip. Ok, toliau, nereikia kišti iki galo, iškart sakau. Toliau paėmė mūsų antrą koilą ir darome tą patį į pirmą iš kairės, tai yra į antrą iš kairės ir į pirmą iš dešinės. Ir štai, kai mes matome štai tokius mūsų jau du koilus, galima šitą vielą pasukti viršų, štai tokiu būdu, kad ten nieko nesilaikytų, nieko. Šitą galima palikti kitą gabaliuką. Toliau beliko tik tais išlygint, prispaust ir atkirpt. Kągi, dabar mes tuo ir užsiimsime. Kągi, kada mes viską jau turime padarę, dabar beliko tik tais čia vos ne iki galo ir čia irgi vos ne iki galo. Toliau pakeliame štai šitas vielas ir dabar galime prispausti mūsų koilus. Išlyginsime mes biškį vėliau, nes dabar neapsimoka, nes jie nesilaikys vis tiek. Tad čia prispaudžiame gan stipriai, negailėm jėgų. Aišku, ne per stipriausiai, nepersistinkit. Po to bus arba sunku jums atsukt, arba gali sulūžti jūsų viela. Jei bus problemos, reikės viską daryti iš naujo. Kągi, toliau užsukime paskutinį. Dabar atėjo laikas apkirpti tai, kas nereikalinga. Čia yra nereikalingo 4 dalykai. 1, 2, 3 ir 4. Tai kągi, paėmė mūsų štai tokias replės, žnyplės, čia ne replės, čia tokias, kaip ką žinau, kaip nežinau netgi kaip pavadinti lietuviškai. Kadangi nesu lietuvis, tad man su žodžiais biški trūkumas. Ok. Štai šitą čia. Ir paskutinis štai čia. Kaip matome, viską, kas nereikalinga, mes apkirpame. Kamera nelabai gerai fokusuojama, bet tiek to. Ok, kai viską jau turime, galime dar kartą pažiūrėti, ar viską iki galo normaliai esame užspaudę. Čia iki galo, čia ne iki galo buvo, čia iki galo ir čia iki galo. Toliau beliko tik tais išlyginti mūsų koilą, nes taip jis stovėt kreivai nelabai gali. Ok, tiesiog laikome ir pasukame į dešinę. Ir štai, kaip matote, kokį grožį mes čia turime. Taip pat ir su kitų koilu. Aišku, įstatyti čia atsuktuvo nepavyks. Štai išlyginame čia iš karto. Toliau galima iš tos pusės jau prieiti normaliai. Kągi, kai mes talpiname jau mūsų koilus, dabar beliko pažiūrėti, ar normaliai užsisuka mūsų štai šitas metalas ant viršaus, kad ar niekas nieko nekabina. Štai kaip matote, jokio blogo garso nėra, reiškia viskas telpa gerai. Viskas sueina taip kaip reikia. Dar kartą patikrinkite, ar normaliai prispausti jūsų visi varžtai ir viskas normaliai, nes po to būna, kad ar tai omai labai šokinėja, ar tai dar kažkas ir būna visoks levakas. Gerai, beliko tik dabar paimti štai šitą šitos mūsų japoniškos vatos ir sukišti čia. Parodysiu, kaip šitas viskas vikinimas vyksta, kaip kas, tai ką. Šitam dabar prie vatos įkišimo į koilus. Kągi, tai įdomiausia dalis, kaip ir man, taip ir jums, manau, tai yra vikinimas. Vikinimas tai yra vatos įdėjimas į mūsų koilus. Kągi, štai mūsų vata, štai čia.
Gerai, aš paimsiu, atpjausiu jos, atkirpsiu rankiniu būdu. Tai, okei. Tai paimame iš karto, daliname per pusę, kur matome didesnę pusę, kur matome, kad vata eina štai, taip, taip. Nes jeigu mes atkirpsime štai taip, tiesiog pas jūs suplyš ir nieko gero nebus. Vata, matote, kad va taip tempėsi, į šitą pusę reiškia, iš čia mes ir paimam štai maždaug tokią. Ant vieno koilo užteks. Gerai, dabar, kai mes turime štai tokią vatos juostelę, sufokusuosiu, vieną galą būtina susukt, vien dėl to, kad įtilptų į mūsų koilus. Gerai, o dieve. Toliau, kai yra štai čia mūsų koilai, tiesiog paimame ir įstatome į mūsų koilą, kad mums būtume lengviau ir kad man būtų lengviau. Šitą nereikalinga irgi išmesiu į šoną ir paimsiu koilą ir įkišiu štai būtent čia vatą. Vienas koilas yra, galima patampyti į vieną pusę ir į kitą pusę. Kai matome, kad normaliai viskas stovi, galima palikti. Tokia pati situacija ir su antru koilu, taip pat su juo ir padarom. Tai kągi, įkišau štai čia antrą vatą. Taip, šitą, kad nesumaišyt. Į šoną, šitą irgi į šoną. Štai. Irgi taip pat biški šonus, kad normaliai gulėtų, kad ten nebūtų per sunku. Ir štai, kaip matome, jau viską turime. Toliau, kam reikia padaryti, tai reikia apkirpti. Va, tai ir yra svarbiausias dalykas, kad nebūtų jokių dry hitų. Tai paimame, pavyzdžiui, mūsų šitą kraštą ir apkerpame tolygiai su mūsų juice channeliais. Štai, kaip matote, tai normaliai guli. Reiškia, turime paimti ir štai maždaug šitoj vietoj apkerpame. Kaip matome, lieka maždaug štai tiek vatos iš šitos pusės. Ta patį padarome su kita puse. Paimame ir maždaug štai šitoj vietoj viską gražiai apkerpame. Ir štai gavosi kažkas tokio. Štai taip. Dabar, kai reikia padaryti, tai tiesiog biški šitą vatą štai taip, kad ji nebūtų supinta. Taip su pirštu ir gaunasi iš toks kaip pankeikas vadinamas kitaip. Ta patį padarome su kitu šonu. Biški galima patempti, kad būtų visur vatos lygiai. Toliau, ką reikia padaryti, tai paimti mūsų tą mėlyną atsuktuvėlę arba ką jūs naudojate. Ir štai į juice channelį, štai čia šitą vatą sukišt. Šiaip bus lengviau, jeigu čia bus skysčio. Tai parodysiu, kaip čia atrodo. Ir kad video nebūtų per ilgiausias, aš šitą pusę koilo apkirpsiu lygiai taip pat. Po to parodysiu, kaip reikia su skysčiu įtalpinti mūsų vatą į juice channelius. Ir tada pabandysime pagarinti, kaip išeina. Kągi, štai aš jau esu apkirpęs mūsų tas du koilus vatą dviejose koiluose. Dabar beliko tik su skysčiu viską tai įkišti į juice channelius, kad nebūtų klikinimo ir nebūtų jokių dry hitų. Tai ką tada dabar tai ir padarysim. Kągi, dabar pastatysiu šitą čia, paimsiu biškį skysčio. Reikės visai nedaug. Tai ką, pradėkim. Tai ką, lašiname ir tuo pačiu palydime viską į apačią. Matome, čia jau bus lengviau sukišti, tą patį su šita pusė, tą patį su šita pusė ir tą patį su šita pusė. Dabar paėmė mūsų atsuktuvą ir viską tiesiai į juice channelius. Štai čia. Gerai, viena pusė yra. Taip. Šitą galima atkirpti, kad nesimaišytų čia. Čia kažkiek vatos likučiai netinkamos. Taip pat štai čia į mūsų skysčio padavimo skylutę. Taip pat su šita pusė.
Ir paskutinė mūsų pusė yra štai čia. Ir čia padarome taip pat. Tiesiog su atsuktuvu įkišame į Juice Channelius. Štai maždaug viskas taip išėjo. Ok, tai beliko tik tais užsukt mūsų kepą, tą viršutinį. Ir ką štai padarėme mūsų rebuildą Zephyruso. Toj pažiūrėsite, kad tikrai nėra jokių draihytų, nėra jokio lyginimo, pradėsėskite ant video kaip garina. Ir ką, einam tada prie pat ne close-upo ir pažiūrime, ką jis sugeba, kas kaip. Kągi, manau, dabar liko jums tik padėkoti už peržiūrą. Ačiū jums už laikus, už subscribus, jau nemažai jų surinkau. Ką šiandien mes apžiūrėjome, kaip galima padaryti buildą štai šitam kaitikliukui UD Zephyrus. Kągi, dėkui visiems už peržiūrą. Manau, jums buvo įdomu, taip pat jūsų laukia dar daug visokiausių įdomiausių reviewsų, pamokų ir daug viso kita. Tai kągi, laikinkit, komentuokit, subscribinkit ir iki kitų susitikimų.